Kita finalistė, kai pristato save, mini, kad yra tokia savotiškai dvilypė. Jis turi dvi asmenybės viduje. Viena iš jų nori būti žinoma, nori būti TED kalbėtoja, kalbėti viešai ir būti visiems populiari, gerai žinoma ir mėgstama. O kita atvirkščiai nori būti tingi, niekam nežinoma ir gulėti namuose lovoje. Kaip ir kiekvienas iš mūsų. Nu, tik įdomu, kuri iš jų kalbės šiandien, ta įdomi kalbėtoja ar ta, kur mėgsta patingėti. Taigi pasitikime Astą Stapulionytę, Vilniaus universiteto biologijos mokslų doktorantė. Kuri kalbės tema rožinė ar violetinė? Prašom. Taigi prašome į sceną. Publika laukia. Taigi, vakare dainuosim, bet dabar pakalbėkim. Noriu paklausti, pakelkite rankas, prašau, kas galvojate, kad buvote tokie patys, kaip esate dabar prieš 5 minutės. Sveikinu. Turiu nuliūdinti. Ne, mūsų organizme ląstelės iš tikrųjų kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką auga, keičiasi, juose vyksta spontaninės mutacijos. Spontaninės tai reiškia iš niekur, dėl nieko, tiesiog įvyko. Ir netgi miršta. Vien kol aš kalbėjau, šitoje salėje numirė mumise 1000 ląstelių. Bet tai yra normalu. Bėda atsiranda tada, grėsmė tada, kai mes kontaktuojam su aplinka ir aplinkoje yra įvairios medžiagos. Ir jeigu tai yra mutagenas, medžiaga, kuri gali pakeisti genetinę informaciją, tai yra sužaloti mūsų chromosomas, tada jau yra bėda. Nes dėl tų pokyčių, dėl mutacijų mes galime susirgti vėžiu. Ir tai yra baisu. Prisiminkime dar tokį vieną principą, lakmuso popierėlis. Šarminiai aplinkoje jisai būna mėlynas, rūgštiniai aplinkoje jisai būna raudonas rožinis. Taip? Kaip būtų nuostabu, jeigu tokį lakmuso popierėlį mes turėtumėm mutagenams identifikuoti. Patikrinom ne mutagenas, patikrinom mutagenas. Klausimas retorinis. Ne, neretorinis. Pažiūrėkite šitą augalą. Šitas augalas yra tradeskantė. O kur čia yra spalvinė reakcija? Paimam gerą didinamą stiklą, padidinam 40 kartų, pasižiūrim į jo žiedą ir žiede mes matome daug kuokelių. 6. Čia yra 40 kartų. Nepavyko padaryti, kad jie stovėtų. Taigi, šitie kuokeliai yra daug gražesni, negu atrodo mano rankose ir jie mėgsta puoštis. Jie turi karoliukus, plaukeliai, kuokelių plaukeliai. Normaliuose sąlygose tie plaukeliai, jie yra sudaryti iš violetinių ląstelių. 24 violetinės normalios ląstelės. Poveikėje su mutagenu įvyko mutacija, pažeidė chromosomą ir kuokelio laukelis tapo rožinis. Galbūt geriau matysis, jeigu fonas bus juodas. Taip? Tai yra nuostabus lakmuso popierėlis mutagenams identifikuoti. Pasimam savo augalą, važiuojam į tą aplinką, kurią norime ištirti, arba tiesiog veikime tą medžiagą, kurią norime ištirti ir žiūrime. Mes žinom, kad spontaninių mutacijų šitame augale būna nuo 1 iki 5000 plaukelių. Ir jeigu paveikus tą medžiagą, mes suskaičiuojam mutacijas ir jų yra bent 3 kartus, o yra nustatyta net kur 100 kartų daugiau mutacijų, tai tada mes žinome, kad ta medžiaga turi mutageninį poveikį. Toks ir mūsų tikslas – turėti lakmuso popierėlį mūsų mutagenams identifikuoti. Ačiū. Ačiū labai.